vilties, kad visgi galėsime daugiau vaikų aprūpinti, paruošti rugsėjo 1. Tai tikiuosi, kad jau tiek pririnkot ir bus dar daugiau. Taip, pasilaukė nemažai rėmėjų iš Mokyklos šviesos, ir Topšopo, ir Kauno Grūdai, Danske banko, ir Kelių inspekcija. Šimtinai kuprinė dar taip, ten pirmokų visas komplektas. Labai gerai žinoti, nes tikrai yra. Ko jie norėtų, kad mokykloje jaustųsi geriau, ko jam trūksta. Ir kažkaip tai nori perduoti, kad dauguma vaikų pasakė, kad jiems trūksta paprasto žmogiško ryšio su mokytoju, su suaugusiu, kad jisai būtų išgirstas, suprastas, kad jie būtų vertinamas simpatijos. Pradėdavai tuos mokslo metus, tai nors aišku, tai yra, galėtum pagalvoti tik tai daiktai, bet vaikams yra taip svarbu turėti tos šviežius, švarius, naujus sąsvinius, galų gale pieštukus, penalus, na tai įkvepia tokio, pasitikėjimo savim ir taip tada lengviau, su didesniu entuziazmu jie pradeda tos mokslo metus. Taip kad manau, kad tai yra tikrai labai svarbu, net ir nepasiturintis vaikai, jie turėtų kuo pasidžiaugti tais naujais dalykais. Ši Maltos vykdoma akcija yra jau 4 metai. Jie prižiūri, lyg ir kuruoja beveik 1500 vaikų. Būtent iš tų šeimų, kuriems tokia pagalba tikrai reikalinga, arba globojamų vaikų, be šeimų. Aš manau, kad kol turėsime vaikų, kurie neturi tėvelių arba artimų žmonių, tikrai tokios akcijos svarbios. Aišku, valstybė turi prisidėti, bet visada, kai tai daro nevyriausybininkai, tai būna ir atviriau, nuoširdžiau ir jiems žmonės labiau aukoja. Čia turime net ir tie, kas ir pizzas kepa, ir bandeles kepa, ir aukoja savo produktus. Tai yra ateina iš širdies ir nuoširdžiai. Ir manau, kad tikrai ta akcija yra svarbi ne tiek tiem vaikam, kurie gaus, o labai svarbi ir mums visiems, nes moko mūsų ir savanoriauti, ir dalintis. O šitą reikia kasdien.